Rokas Gustys yra aikštėje, apšilinėjo prieš trečią kėlinio pradžią. Įdomu bus pažiūrėti, ar Utenos komanda jį atakuos. Suveskime paralelę su boksu. Bokse dažnai tam tikras kovotojas praleidęs vieną ar kitą smūgį į blauzdą ar į kitas vietas, jo priešininkas toliau tą vietą spardo. Be jokios sąžinės jausmo. Čia tokie jau yra realijos profesionalaus sporto. Pažiūrėsime, kaip bus po didžiosios pertraukos. Gustys iš karto yra ant parketo, kartu su jo Janavičius, Gailius, Pleikys ir Girdžiūnas. Trečią bloką štampuoja čia Nazareži Linčas. Pleikys. Nepavyksta jam pataikyti iš toli. Neptūnas 3 tritaškius dabar iš 13 yra pataikęs, bet tai turbūt neturėtų stebinti. Neptūnas prieš paskutiniai lygoje pagal tritaškių tikslumą. Nesavanaudiškai sužaidė ten snaiperis Gecevičius ir Matulis nepataiko iš kampo. 402-osios Žygimanto Janavičiaus rungtynės BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Geras perdavimas Gušiui ir nepataiko iš po krepšio, nes galvoja apie čiurną. Galbūt, ką gali žinoti. 100%, nes dabar yra pirmas minutės po tikrai nemalonios traumos. Nepataikė 2 metimų iš po krepšio, natūralu, kad mąsto apie tą čiurną, nes jam skauda. Gecevičius, jo metimas iš vidutinio nuotolio, 2 taškai. Pataiko Martynas iš vidutinio nuotolio, kaip ir minėjai. Pirmoji pusė jam buvo kukloka, be taškų. Tai pirmieji taškai. Po 2 kėlinių turėjo -3 naudingumo balus. Gailius, iš toli, pataiko. Pirminis Gailiaus metimas, aukštai pašokus, aukšta ir kokybiška trajektorija, kamuolys skrodžia tinklelį. 6. Deivido Gailiaus taškas. Jis žaidžia su 3 asmeninėmis pražangomis. Gecevičius išvedamas tritaškiui, to nepavyksta padaryti. Puikus perdavimas nuo žemės, gražiai prakirto tenais po krepšių Skučas, galiausiai sužingsniuoja Linčas. Dažniausiai klystanti lygos komanda dovanoja kamuolį Neptūnui. Tai 7. Juvės klaida šiandien. Sudvėjoja Linčas, neišlaiko atraminės kojos ir teisėjai užfiksuoja taisyklių pažeidimą. 40-40. Vėl tas pats derinys, ta pati situacija. Šį kartą kamuolį neišmeta Gailius. Gerai po krepšių kerta Gustys. Laiku ir vietoje Oskaras Pleikys. Ne tik, kad kovotas kamuolys puolime, bet ir 2 taškai. Oskaras Pleikys šiandien yra rezultatyviausias savo komandoje su 13 taškų. Čia Deivisas visiškai laisvas iš po krepšio, atsivėrusias skylės ir žaizdos Uostamiesčio komandos gynyboje. Gustys. Mindaugas Girdžiūnas. Janavičius. Tolimo nuotolio 3 taškai. Žygimantas Janavičius. Kečiančių situaciją pagauna kamuolį Janavičius ir smeigia tritaškį. 27% tikslumu. Janavičius meta iš toli šį sezoną. Skučas, jo atsakas. Kamuolys taip pat skrodžia tinklelį. Pirmasis Žygimanto Skučo tritaškis šios dienos rungtynėse po pirmųjų 2 netaiklių metimų pirmoje rungtynių pusėje. Viso 8 taškus jau yra surinkęs Skučas. Po 11 rezultatyvių perdavimų atliko abi komandos. Dvejoja tenais Rokas Gustys, galiausiai kamuolys pasiekė Žygį Janavičių, grįžta bumerangų pas jį vėl ir ieško šią desperacinių sprendimų Alytiškis. 5 sekundės atakai. Reikia perdavimo nuo žemės. Gailius pašokino varžovą. Susirena. Papildomas šansas. Jau 10 Neptūno atkovotas kamuolys puolime. Žygis, dar vienas metimas iš toli, šį kartą prameta ir pataiko į antrąjį lanką. Daugiau jokių papildomų progų. Matulis su driblingu įeina nugarą į krepšį prieš Girdžiūną, ateina porą pagalbų. Savalaikė Pleikio pražanga, kuri yra antroji asmeninė krepšininkui. Šiaip Neptūno komanda yra antra rečiausiai prasižengianti lygoje. O Juve viena dažniausiai išprovokuojančių pražangas ekipų. Gražiai situaciją perskaitė Gecevičius. Nebuvo tai originalus derinys, bet pamatė atsiverusią erdvę Vilnietis. Nepataiko patogaus metimo. Pleikys prieš tai drąsiai žaidžia Oskaras. Kamuolys pasiekė ir komentatorių būstinę.
Svarbiausia, kad nepataikė į skubios peržiūros sistemą. Taip, nes tada pavirstų į lėtos peržiūros sistemą. Kas be ko. Deivisas su fantastišku metimu uždarė jis antrąjį kėlinį. Mini chaosas aikštėje, Gecevičius visiškai laisvas iš toli ir taiklus metimas. Martynas Gecevičius, jo tritaškis. Pirmoje pusėje vieną kartą iš toli atakavo Gecas. Pataikyti nepavyko, dabar istorija kitokia. Ketvirtas netaiklus iš eilės Roko Guščio metimas. Gecevičius dar kartą. Karštas Gecevičius, kaista pamažu iškart bando daryti, stabdyti emocinį spurtą iš Utenos komandos pusės Mindaugas Brazys ir prašo minutės pertraukėlės. Televizijos minutės pertraukėlės nebelaukia Mindaugas Brazys. Jo auklėtiniai dabar turi 3 taškų deficitą. Depo pristato šį susitikimą, kur uteniškiai priekyje 50-47. Komandinė statistika jūsų dėmesiui. Kuri yra labai panaši. Tiek atkovoti kamuoliai, rezultatyvūs perdavimai, identiški numeriai. Na, tai tikrai labai apylygė statistika kol kas. Na ir aišku, tie patys svarbiausi skaičiai. Tai yra rezultatas 50-47. Su kamuoliu Janavičius. Ieškomas Pleikys, vėl nugarai krepšį. Nepavyko komandai dasirkluoti kito. Čia atsargiai žaidžia Gustys su Pačiurna. Gustys. Ir dar vienas netikslus jo metimas. Kėšė rankomis, norėjo pražangos. Labai greitai puolimo Utenos komanda. Linčas. Ir beveik perima kamuolį Uostamiesčio ekipa. Skučas. Drąsus metimas iš toli, kurį spjauna lankas. Toks atodusis, aišku, tribūnose tuo pačiu. Tai buvo proga įgyti jau 6 taškų persvarą. Janavičius nardo tarp gynybų, kaip ir minėjau, nuo žemės perdavimas šį kartą tai padaro Žygis. Aš tuo labai džiaugiuosi, nes atsižvelgia į mūsų pastabas transliacijoje ir išprovokuoja pražangą Gustys, mes 2 baudos metimus. Šiaip Gustys dabar prametęs 4-5 metimus iš eilės. Nu, jis susimes porą baudos metimų, ką jis labai patobulinęs ir gerai pataiko pastarosius porą sezonų. Pamatys, kaip kamuolys skrodžia tinklelį, iškart užsiaugins sparnus. Na, būtent atsistatyti psichologiškai, su tais pačiais gargždais pataikys visas 7 savo mestas baudas. Pirmasis metimas tikslus. 8 iš eilės. Čia ir dar viena. Prameta antrąją, bet pats atsikovoja kamuolį ir perdavimas Gailiui į kampą, kurio metimas netaiklus. Pleikys nugriuvęs atkovojo kamuolį, Rokas Gustys nuo lentos renka 2 taškus. Nėra to blogo, kas į gerą neišeitų, pasirodo. Taip. Dar kartą epizodo kartojimas. Tada gyvenime egzistuoja kažkoks atoveiksmis į bet kokį veiksmą. Televizijos minutės pertraukėlę.
Baigėsi televizijos minutės pertraukėlė, čia ir rungtynių šeima, kurią pristato Antėja. Štai taip, Liuks. Linksmai ir pozityviai nusiteikę, akivaizdžiai palaiko Utenos reprezentacinę komandą ir labai smagu matyti žmonės su šypsena Lietuvoje. Aišku, ir Juves fanams nėra ko liūdėti. Rezultatas yra lygus, tęsiasi kova dėl 5-osios pozicijos. Mamai gyvenime nėra ko liūdėti, reikia pozityviai viską žiūrėti. Čia Gecevičius prameta tritaškį. Pozityvas Neptūnui. Taip. Stiklinė arba pusiau pilna, arba pusiau tuščia. Neptūno komandoje kol kas rezultatyviausi krepšininkai yra tie, kurie kilo nuo suolo. Tai yra Oskaras Pleikys 15 taškų, Matas Jogėla surinko 11. Per pirmąją pusę sugeneravo suolas 22 taškus Klaipėdos Neptūno komandai. Labai yra didelis skaičius. Gailius. Tolimas metimas tikslo nepasiekė. Skučas griebė savo 5-ąjį kamuolį. Greitai ten sproginėja, Deivisas gražiai eina į savo patogų metimą, susidėlioja kojas Ale Panteris ir pelno 2 taškus. Savo 14-ąjį tašką jau renka Jonas Deivisas. Meilės ten diskusija su teisėjais vėl Žygimantas Skučas. Taip, pirmą kartą po didžiosios pertraukos Matas Jogėla jau yra ant parketo. Jis turi 3 pražangas. Čia ir Žydrūnas Urbanas. Pleikys prieš Skučą. Mūsų anticipuotas susitikimas, ne kartą pabrėžtas. Bando kėdutę patraukti Žygimantas Skučas, bet galiausiai užsidirba pražangą. Asmeninę pražangą. Juokėsi Skučas, antroji nuobauda jam. Tuo pačiu trečioji Utenos Uniclub Kazino Juventus. Pleikys labai patogiai, komfortabiliai jaučiasi tose situacijose Oskaras ir pelno 2 taškus prieš mažesnį Paliukėną. Kartoja savo karjeros rekordą, bet CFLKL 17-asis Oskaro Pleikio taškas. Įsivaizduoji, kaip krepšinį yra neįvertintas dalykas, kokius sparnus užsiaugina žaidėjas, kai sezonų metu dar jam nepasibaigus jo yra pratęsiama sutartis. Sparnai išauga, tiesiog pavirsti į Hulką. Atsimenu, kai Pleikys debiutavo Klaipėdos Neptūne, tuomet vyko Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės su Lietkabelio komanda. Čia praėjęs sezonas, kai Neptūne beveik visi sirgo koronavirusu ir reikėjo surinkti 5-6 žmonės. Pleikys iš kampo, metimas yra netikslus. Nieks neatsitveria Vaitkaus. Tiesa, jam nusimti kamulio taip pat nepavyko. Platus Deiviso žingsniai į kairę pusę. Vaidinantis judesiai, geras atletiškumas ir pelno 2 taškus Deivisas. 5-osios Deiviso rungtynės iš eilės, tai jis renka bent jau po 14 taškų. Romančenka ir Džesnas Olsonas pasirodys aikštėje po kito krepšinio terminais sakoma mirusio kamulio. Po mirusio kamulio ir Rinaldas Malmanis kyla nuo suolo. Paverskim iš pamirusio, iš pradurto kamulio. Į lietuvišką terminologiją. 54-52. Rokas Gustys diskutuoja apie tam tikras krepšinio situacijas su Mindaugu Brazdžiu. Tos diskusijos tęsiasi ir toliau. Tiesiog paprastas dviejų vyrų pašnekesys įtemptoje akimirkoje trečio kėlinio pabaigoje. Viskas čia yra normalu, organiška ir natūralu. Jogėla priverstinis. Metimas 3 taškai Matas Jogėla. Fantastiškas epizodas. Po jo +1 turi svečiai. Deivisas vėl aštrus, agresyvus, lenda į baudos aikštelę, išprovokuoja trečiąją Pleikio pražangą. Ir čia jau yra problema Mindaugui Brazdžiui. 3 žaidėjai, 3-4 pozicijoje rungtyniaujantis turi kartu 9 pražangas. Visgi Vaitkui pražanga. Vaitkui vis dėlto. Tai yra mažesnis nuostolis. Taip. Baudos metimai.
šiaip pamoka ir Vaitkui, aišku, užfiksavo jam pražangą teisėjai, bet kitą kartą jam žinant komandos draugų, kiek turi pražangų, jo komandos draugai yra problemų, jam iškart reikia kelt ranką ir prisimti pražangą savo. 18 Deiviso taškas. Jam bus suteikiama šiek tiek laiko atsikvėpti. Braunas vietoje jo, Sederevičius taip pat kyla nuo suolo, keičia Matulį. 1 minutė 43 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Jogėla prašė kamuolio po krepšiu prieš Sederevičių, nematė jo ten Vaitkus. Čia Jogėla bandys nuskausminti Alsoną 1-1, turėtų atšokęs mest tritaškį. Ne, vis dėlto veržias link krepšio. Kairė ranka ir blokuoja metimą Alsonas. Leikis, kaip liūtas, grūmėsi. Kaip ungurys ten net išsinėrė vienu metu. Palikėnas degančiam akim veržias link krepšio, bet sustabdė. Čia Alsono bandymas iš vidutinio nuotolio, kuris yra taiklus. Ungurys Klaipėdos Neptūne buvo tik vienas, Valdas Vasilis. Taip. Ir toliau dvitaškius geriau meta Juve, 54% prieš 41, Vaitkus. Tokiu greičiu į priekį pasileidžia šeimininkai, Sederevičius. Pražanga puolime. Taškai bus neįskaitomi. Nenusiteikia diskutuoti su krepšininkais ir patys teisėjai. Čia dar kartą. Na taip. Veteraniškas pasiaukojimas ir pozicijos užsiėmimas iš Mato Jogėlos. Mažiau nei 1 minutę iki kėlinio sirenos. Baumanis savo ruožtu neturi nei vienos pražangos, bet kartkartimis jis buvo silpnoji grandis Klaipėdos komandos, nes nepataikė daug laisvų metimų, kai nuo jo buvo rizikuojama. Jogėla meta atšokęs ir taiklus tritaškis. Ojojoj, Matas Jogėla, 3 taškai. Kaip ir minėjau, žaidėjai nebereikalo atsidūrė tam tikrose pozicijose, nebereikalo gauna kamuolį, nebereikalo yra sukurti deriniai prieš sezoną, sezono metu, galbūt kartais net prieš rungtynes kaip Antanas Sereika, nes visi šitie judesiai ir metimai yra atidirbinėjami ir atidirbti treniruočių procese. Išsamu. Penkiasdešimt 58. Pražanga gynyboje. Janavičius kyla nuo parketo. Pirmoji pražanga Malmaniui, kaip ir sakė, jis be pražangų, kaip ir gali pasimti vieną kitą. Septyniolika sekundžių atakai. Sederevičius. Braunas. Geras perdavimas Sederevičiui, metimas iš toli yra netikslus. Turi šansą bėgti Neptūnas, kol Palikėnas buvo ant žemės, bet Martynas spėjo atsikelti. Dabar jau visas likęs laikas priklauso svečiams. Nors gal ir nevertėjo bėgti, nes iki kėlinio pabaigos buvo likę 10 sekundžių. Čia jau mano kliurka. Palikėno pražanga. Ketvirta asmeninė. Prisižaidžia Martynas. Mes prieš tai pamokėm Žygį, kad duotų perdavimą nuo žemės. Dabar jis mus pamokė. Kad nereikia skubėti, o reikia turėti laiko nuovoką. Dar išprovokuoja pražangą Žygis, mes 2 baudos metimus. O Uniclub Kazino Juventus komanda nėra paėmus nei 1 minutės pertraukėlės. Manau, Žygį metus antrąją baudą. Donaldas Kairys turėtų kaip ir būtų visai logiška. Paimti minutės pertraukėlę ir pademonstruoti savo magiją ant braižinių lentos, derinių lentos. Po minutės pertraukėlių žinome, kaip moka sužaisti Juventus. Ir kas sako, kad krepšinis nėra architektūra? Europietiškas krepšinis yra šachmatai. Taip. Prameta antrąją, Žygis beveik atkovoja kamuolį ir atkovoja. Demonstruoja čia kovingumą Žygimantas Janavičius. Iškart keliamas nuo suolo Deividas Gailius ir Mindaugas Girdžiūnas, žaidėjai turintis tą clutch geną savo kraujyje. Tiek vienas, tiek ir kitas tikrai gali pataikyti.
Sederevičius siūlė trenerių imti challenge'ą. Taip ir yra, iššūkio prašo Donaldas Kairys. Atsižvelgia į savo auklėtinio norus. Pažiūrėsime, koks bus sprendimas. 58-58. Sunku įvertinti iš vieno ar kito kampo. Fifty-fifty. Rebusas ir patiems teisėjams. Tikras sudoku. Ilgai ten diskutuoja rungtynių arbitrai. Reikia sudėtingas momentas. Su kampu. Teisėjai žiūri epizodo kartojimą. Galbūt rebusą išspręstų, jeigu Utenos talismanas pasijungtų į peržiūrą ir duotų savo lemiamą žodį, kuris nerimsta čia nais už mūsų. Bet manau, kad jis yra šiek tiek šališkas. Dėl to kamuolys atitenka Utenos komandai. Pasiteisino iššūkis. Ir dabar gal net paimčiau minutės pertraukėlę Donaldo Kairio vietoje, bet jis atlieka keitimą ir saugo tą trečiąją, tiksliau, likusias 3 ketvirtajam kėliniui. Galbūt Kairys taupo savo laiką, gal turi reikalų po rungtynių. Gal vakarienė užsakyta nuo 9. Su kamuoliu Deivisas. Ankstyva dviguba užtvara, Deivisas išvedamas. Vienas prieš vieną prieš Malmanį, meta atšokęs ir pelno 2 taškus. Jonas Deivisas, ledas teka jo venomis, uždarė antrąjį kėlinį, uždaro ir trečiąjį. Štai taip, toks epizodas 60-58, 2 taškai skiria komandas, netrukus lemiamas ketvirtasis kėlinys Utenoje.